Sveiki gyvi. Poryt LT šiandieną aptarinės daiktus, kuriuos kai kas vadina aksesuarais, o mes galėtume vadinti išmaniais pagalbininkais ant žmogaus rankos. Edmundai, turi čia laikrodžius ir dabar sprendžiu. Nusimu savo laikrodį, kurį jau nebenešioju gal apie metai. Tai yra labai geras laikrodis, jisai yra realus aksesuaras. Rado man labai patinka pagal mano visą gyvenimo stilių, tai mano laikrodis yra, kol neatsirado tokie laikrodžiai. Čia yra koks 4. laikrodis, kurį aš turiu. Ir tai buvo ir Sony, tai buvo ir Samsungo gaminiai. Čia yra Samsungo laikrodis, paskutinis, Gear S. Pasižymi keliais bruožais, kurie privertė mane iš naujo atrasti šitą gaminį, nes šiaip aš visą laiką bandau atpažinti, kokiom aplinkybėm ir kada jis iš tikrųjų yra patogu. Kuo jis šitą modelis, kai pasižymi naujumas? Kur? Jame atsirado keli įdomus dalykai. Pirmas dalykas tai kad labai didelis ekranas. Kadangi ekranas didelis, storis jo vis su kiekvienu modeliu mažėja, tai tas storis jau nebeatrodo, iš vis net nekrenta į akis, kad jisai turi kažkokį tai ten nepatogų storį. Tai lyginant su Motorola, kuris yra bene centimetro storio laikrodis, čia jisai atrodo pakankamai elegantiškai ir yra keičiami ciferblatai, kur keisti ciferblatą galima labai patogiai, vat štai šitaip aš galiu pakeisti ciferblatą. Ekranas iš tikrųjų atrodo pakankamai gerai ir jame galima apžiūrėti tiek mano nueitų žingsnių kiekį skirtingomis dienomis. Aš galiu pasižiūrėti netgi treniruočių grafikus, koks buvo mano pulsas ir panašiai. Nes jisai turi štai šitoje vietoje lazeriuką, kuris šviečia ir jau matuoja treniruotės metu pulsą neblogai. Tiesa, iš paties laikrodžio gali išsikviesti tik tais bėgimą, ėjimą, dviratį ir pasivaikščiojimą skandinaviškomis lazdomis. Na, dabar noriu iškviesti dar porą tokių ekranų. Štai šitas ekranas rodo žinutes ir čia mes matome visą eilę žinučių. Esame jau kitų instaliuotų programų sąraše, jų yra labai daug ir galima jų instaliuoti pakankamai daug. Čia yra Tizen operacinė sistema, kuri leidžia tą laikrodį naudoti 2 dienas, jis neišsikrauna, nes jeigu būtų Androidas, tą, ką padaręs buvo Samsungas iš pradžių, tai jis dirbtų tik tai 1 dieną, porą dienų man visą laiką įsilaiko. Iš čia galiu patekti ir į elektroninį paštą, paskaityti ir atsakyti, yra klaviatūra patogi ir visą eilę kitų dalykų. Be abejo, čionais yra, aš įsinstaliavau keletą programų, kurios skirtos yra ir Deezerio klientas, kuris man leidžia klausytis muziką. Yra specifinės programos, pavyzdžiui, vairuotojo žadintuvas. Jeigu tavo elgesys pasirodo laikrodžių įtartinas, jisai pradeda vibruoti ir visai kitaip elgtis. Jisai turi Bluetooth'ą ir aišku, dirba su mano Bluetooth'inė ausinė, bet jeigu jos nėra, jisai turi garsiakalbį ir mikrofoną ir galima juo netgi kalbėtis, kaip nuotolinio rageliu. Bet ypatinga funkcija yra jame ta, kad jisai greta to, kad jis yra apsaugotas nuo dulkių ir vandens, turi tą IP67 standartą. Tai jisai dar turi nano SIM-ą. Nano SIM-ą, kitaip tariant, jį įsideda telefoninę kortelę nedidelio formato, kuri hermetiškai užsidaro šiandien ir šitas daiktas yra autonomiškas telefonas. Jį autonomiškai naudoti nepatarčiau. Visgi tai yra telefono, kuris guli kišenėje, plėtinys. Ir pagrindinės jo vartojimo scenarijai tai yra prieiti prie duomenų, prie interneto, servisų, oro tenais ir visų kitokių dalykų, visgi per telefoną. Bet tuo metu, jeigu tu išėjai pasivaikščioti ir neturi kišenės, kurioje galėtum patogiai laikyti telefoną, jo tau ir nereikia, kad nebūtų pagundų, reiškia, vietoj ėjimo atsisėdus ant suoliuko ten kažką skaityti. Tokių greitiems message'ams ir viskam ir iš jo galima skambinti. Ir jį galima paskambinti. Padarų renginį neštis telefonu, gali, reiškia, tik su laikrodžiu neva keliauti fotografuoja? Ne, jis prarado ir fotografavimo, ir infraredinio akį praradęs yra, ir jau nebegalima jo valdyti nei kondicionierių, nei televizorių. Jeigu su pirmaisiais laikrodžiais reikėdavo gerai susimastyti, kokia nauda iš jo, tai šitas yra vienareikšmiškai. Turi vienintelį apribojimą.
jisai dirba Tik su Samsung. tik tai su keliais Samsungo flagmanais. Ir S5 turbūt, S4 dar irgi turėtų veikti. S5, Note'as ir Edge'as. Tik tai. Ir Alpha. Žodžiu, scenarijai kaip ir aiškus, šiandieną aptarėm, reiškia, aksesuarą, ne aksesuarą, telefoną, ne telefoną, laikrodį, ne laikrodį. Edmundas Babenskas su Samsung naujausiu gaminiu, kuris, na, vadinkim šiandieną, tai buvo laikrodis. Poryt LT, iki kitų kartų.